Labas visom. Numesgiau savo megztuką vakar pilnai, tik tai dar kol kas jisai nėra išskalbtas. Tikrai nesitikėjau, kad šitas megztukas sulauks tokio didelio susidomėjimo. Tiek kalbant ir apie peržiūras, tiek ir kalbant apie klausimus, komentarus apie jį ir panašiai. Šie mezgimo siūlai tikrai nėra kažkokia didelė naujiena, čia Rico Design būtent gamintojo Essential Super Kit Mohair su šilku print, nes jie yra margieji. Iš tikrųjų apie šiuos siūlus dar iki atsivežant Rico esu labai daug girdėjusi atsiliepimų, skaičiusi daug atsiliepimų. Net iš esmės Rico gamintoje aš vežiausi būtent dėl šitų siūlų, nes aš pati labai norėjau išsibandyti. Pati mohairį aš tikrai labai mėgstu, o kadangi atsiliepimai buvo labai aukšti, kalbant apie šį siūlą, net ir dabar skaitau ir matau klientės jau, kurios yra mezgusios, tikrai rašo gražius komentarus apie šiuos siūlus. Tai yra, kad ir buvo tokių, kad jeigu mohairis tai mezga tik iš šio, tai kaip aš nepabandysiu. Nu, tai aišku, kad turiu pabandyti. Ir siūlas nenuvylė. Yra 2 pastebėjimai apie šį siūlą, teigiami pastebėjimai, nes su mohairiu iš esmės aš tai dirbus esu, tik kitų gamintojų, daugiausiai tai Lana Gato. Tai jeigu taip šiek tiek lyginant, tai jeigu turim tą tokią nuostatą, kad mohairis kanda ir yra tikrai, kurios tiesiog vengiate, neperkate, bijote pasibandyti, nes yra tas stereotipas, kad mohairis kanda. Įsivertinant tikrai galimą jautrumą mohairiui, tai šis yra labai švelnus. Turi jis savo tą savybę, bet jisai turbūt netgi švelniausias dar Lana Grossa. Tikrai švelnus, tai turbūt juos dėčiau panašiai ant vienodų svarstyklių, nes jeigu kalbant apie Lana Gato, tai jisai šiurkštokas. Aš pati neturiu to didelio perdėto tokio jautrumo, bet kalbant apie Lana Gato, tai taip, jis šiek tiek kutena mane. Tai jeigu jūs nesat ypatingai jautri, tai rekomenduočiau šiuos mezgimo siūlus įsigyti. Tikrai, neturėtų jūsų nuvilti ir gąsdinti jo kandumas, nes, jeigu taip galima pasakyti, jie yra vieni iš tų švelnesnių, kurie turi kandimą mezgimo siūlų. Kita labai gera savybė mezgant, nemetė pūko. Aš jau ir antrą esu užsidėjęs ant virbalų ir jau kaklą numezgusi. Tai nemetė pūko, jeigu grįžti irgi prie Lana Gato silk mohairio, tai Lana Gato pūką meta. Tai jeigu bijote, tarkim, kandimo nebijote, bet nenorite visur, kad būtų nuo jūsų megztuko pribirusių plaukų. Tai ir ant apačioje esančių rūbų, tarkim, ant kažkokios palaidinės arba ant tų pačių kelnių ir panašiai, ar sijono, jeigu esu tik su megztuku, tai ant kėdės ir panašiai. Tai šis siūlas praktiškai net nemetė pūko. Jeigu kalbant apie Lana Gato, tikrai pūką meta. Tai čia tokie palyginimai tarp siūlų savybių. Kitas turbūt labiausiai jums kilęs klausimas, na, žinoma, kiek aš gijų mezgiau, tai mezgiau iš 2 gijų, 5,5 dydžio virbalais. Bet labiausiai jums kilęs klausimas, kaip pavyko man taip vienodai 2 siūlus sudėti, kad taip gražiai perėjimai eitų. Kol mezgiau pirmus 2 kamuoliukus sudėjęs, aš tiesiog išsitraukiau, aš net nežiūrėjau, nesinagrinėjau, ar ten vienodas tas perėjimas, aš tiesiog išsėmiau iš vidaus, kaip kad ir štai čia, išsėmiau iš vidaus 2 siūlus ir mezgiau nieko nelygindama ir matyt buvo taip suviniota, kad maksimaliai vienodai vietoj būtent tas spalvotumas buvo.
Ir man taip labai gražiai viskas dėliojasi. Kol mezgiau visą reglano dalį. Na ir matosi. Štai. Va čia. Kadangi šis megztukas yra prailgintas reglanas, kalbant apie mezgimą šio megztuko, dėl ko aš ir mezgu antrą, tai bus atskira pamoka, kuri turėtų išeiti kovo antroji pusė, arčiau link kovo pabaigos, tai apie techninius dalykus, apie mezgimą, kaip megzti, kaip mezgiau aš, skaičiavimai, visa kita, tai bus atskiroj pamokoje. Aš dabar daugiau noriu padaryti tokią apžvalgą apie siūlą, ne apie mezgimą. Tai kadangi čia yra prailgintas reglanas, matote, kamuoliukas baigėsi ant tokios violetinės spalvos. Ir iš esmės, būtent ši antro numerio paletė, jinai pakankamai yra tokia kontrastinga. Jeigu čia tai tokios spalvos švelniai pereina ir ilgi tokie atrodo perėjimai yra, ir tų spalvų čia nėra daug. Iš esmės, jeigu taip grubiai pasakyti, žalia ir mėlyna, ane? Ir su savo visais ten tais ryškesniais, blankesniais atspalviais. Tai kalbant apie šią spalvą, tai matote, ir tokia gan ryškoka rožinė, violetinė, tuomet čia tokia pereina iš violetinės į mėlyną, tokia melsva, dangaus tokia, turkio spalva, tada čianai yra persikinė spalva, pakankamai plati spalvų paletė. Tai žinokit, jeigu dabar, tarkim, aš megzčiau antrą kartą iš šios spalvos, šiaip Riko būtent šie siūlai ir daugiau turi, kurie turi pakankamai plačias paletės, ne iš dviejų spalvų susideda margumas, o iš daugiau spalvų, tai aš gal netgi, žinokite, praardyčiau, tiksliau, prasiviniočiau šiek tiek siūlo, kad nesutaptų. Kad kuo minimaliau sutaptų. Žinote dėl ko? Dėl to, kad tada gautųsi tie perėjimai netokie ryškus kaip kad čia. Ir nesusidursite su mano problemom, kuriom aš susidūriau, kai aš mezgiau šitą megztuką. Visa laimė, kad tai yra moheris, jis lengvai mezgėsi, maloniai, greitai, tai tikrai galvos sukimo ir erzinantis dalykai neužgožė to malonumo, kurį jaučiau dirbant su šiuo siūlu, bet galvos skausmas prasidėjo tada, kai aš pabaigiau pirmus tos 2 kamuoliukus. Dėl to, kas turbūt matėt, kas sekėte mano komentarus, mano visus postus, kad aš mėčiausi tarp kamuoliukų kiekio. Dėl ko mėčiausi? Dėl to, kad buvo tarp 6 ir tarp 4. Galvoju, kaip man tilpti į 4 ir išgauti reikiamą ilgį. Tai galite pamatyti ilgį. Bandžiau atskirai nusifilmuoti, jums parodyti, kokio ilgio gavosi. Čia yra iš 4 kamuoliukų šitas megztukas. Tai buvo tos dvejonės, ar tikrai pakaks man to ilgio, nes rankovės yra pakankamai plačios, tai norėjus ir kūno dalyje to irgi kiekio ir ilgio, kad jisai būtų proporcingai gražus. Tai dėl to ir turėjo būti, kad galbūt bus ir 6 kamuoliukai, bet tuomet vertinausi, kad jeigu ir jūs norėsite megzti identiškai kaip aš, vertinausi finansinę tą pusę, nes šie siūlai yra pakankamai brangus. Tikrai. Praktiškai kaina kamuoliuko 25 eurai. Tai 6 kamuoliukai, na, kiek kandžiojasi kaina, tai aš vis tiek bandau, kad ir megzdama, bandau vis tiek atrasti tą tokį finansinį kompromisą, kad kokybiškas siūlas, bet jisai nebūtų labai brangus mezginyje. Todėl bandžiau visaip. Galvoju, kaip daryti. Iš esmės, jeigu aš būčiau nuardžius va šią tamsiausią dalį, čia kažkur tai apie 1 centimetras, aš būčiau nesusidūrus su šitom problemom ir turbūt būčiau pradėjusi rankovę, kaip ir pradėjau. Antrą, pradėjau megzti nuo kūno toliau, tada, bet iš pradžių pradėjau megzti nuo vidurio, kai perėjau megzti prie kitų 2 kamuoliukų, aš jau perėjau prie išorės, nes man baigėsi tie kamuoliukai va tokia spalva ir nuo jos aš vėl pradėjau megzti, po to galvoju, reikia pereiti prie rankovę pasižiūrėti. Nes ilgio jau kaip ir buvo, atrodė jau gal ir ne tai, kad gana, bet jau nedaug trūksta ir dar kamuoliukose buvo siūlo ir galvoju, reikia bent vieną rankovę nusimegzti ir maždaug įsivertinti, kiek iš tikro man reikės tų kamuoliukų ir kaip reikės daryti su ta antra.
Nes kadangi yra čia šis ryškus ruožas, jau tada nusprendžiau rankovės daryti visiškai identiškas. Ką labai retai darau, tikrai labai retai kada aš atsivinioju, kad būtų vienoda. Su margais siūlais iš esmės aš turbūt daugiausiai dirbu, ne su vienspalviais, tai bet kokio margumo siūlą, kokią aš imu, niekada aš nederinu. Rankovės kaip gavosi, taip ir gavosi. Kojinės mezgu kaip gavosi, taip ir gavosi. Labai retai kada kažką tai derinu, nes man gaila siūlo, tiesiog bandau maksimaliai išgauti gražų estetinį vaizdą ir kuo mažiau sugadinti siūlo. Nes, kaip ir sakiau, siūlas yra pakankamai brangus, tai nesinori kažkaip tai laikyti po to spintoje ganėtinai didelę dalį likučių, iš kurių aš kaip ir daugiau nieko nenusimegsiu. Tai va, lygiai taip pat ir galvoju apie jūs. Jums perkant siūlą irgi norėtųsi, kad jūs maksimaliai susimegstumėte ir nešiotumėte, o ne kad turėtumėt visą krūvą likučių ir po to jie gulėtų, o išleistumėte tikrai didelius pinigus. Tai šį megztuką derinau ir kadangi derinau, tai žiūrėjau, kaip čia man padaryti ir tuomet ir buvo tas dalykas, kad ar man užteks vis dėlto tų 4 kamuoliukų, ar aš iš tų 2 antrų kamuoliukų išgausiu ir ilgį, ir abi identiškas rankovės. Tai buvo karpimu, nes pradėjau, atrodė, irgi išsitraukiau, bandžiau čia spalvas susiderinti, susižiūrėti, nepavyko, šiek tiek buvo įsipaišiusios mėlynos spalvos, teko vėl kirpti, sudurinėti tam, kad jos būtų maksimaliai vienodos. Tai dabar irgi galite pasižiūrėti, aš užsidėjau sąmoningai išvirkščiai jį, kad jūs pamatytumėt, kiek apačioje yra daug sudurtų siūlų, tikrai daug. Įprastai mano mezginiuose tiek jų nebūna, įprastai būna tik tai tiek, kiek baigėsi vienas kamuoliukas ir prasideda kitas kamuoliukas. Ypač labai mėgstu dirbti su tokiais, tarkim, čia yra 50 gramų, ne 25, tai jis yra kaip 2. Iš esmės standartiniai silkmacherio, šis yra storesnis, čia yra tik tai 380 metrų, bet iš esmės man patinka dirbti su dideliais kamuoliais, nes su mažiau mazgelių yra ir panašiai, tai apačioj, žodžiu, daug ten tų mazgelių reikalų ten bus, kaip gražiai paslėpti, kad nesimatytų, bet norėjau tiesiog maksimaliai išnaudoti visą siūlą, kad vis tik neimti tų dar 2, 6, kad viso būtų 6 kamuoliukai, nes kadangi čia yra kontrastingos tikrai spalvos, jų yra pakankamai daug, nebūtų buvusi ta išeitis, kad jeigu aš būčiau tiesiog paėmusi vieną siūlą būčiau paėmusi iš vidaus, kitą iš išorės ir numezgusi. Tiesiog tada būtų reikėję taip daryti su visų megztuku. Jis tada būtų tiesiog toksai balaganas spalvų, nebūtų kažkokių didelių kontrastų, tuomet taip. Tada galvos tikrai nesukant, mezgama, gali būti ir 5 kamuoliukai, net ir gali būti 4, tiesiog nebūtų to juostotumo, kaip kad yra pas mane. Tai jeigu jūs vis tik nuspręsite megzti, imti tas spalvas, kurios yra tokios kaip pas mane, pakankamai jų daug, ir vis tik norėsite to tokio tvarkingumo, harmonijos, kad būtų vienodai ir panašiai, tai tuomet rekomenduočiau. Tai arba nusiardyti, jeigu matot, kad jau perinat į pačią tamsiausią spalvą, tai ją nusiardyti jau tiesiog tada bus trumpesnis reglanas, kadangi sakau, šis megztukas buvo megztas man pamokai, man reikėjo centimetrų tam tikrų, kuriuos aš įsiskaičiavus esu, nes ir šis bus antras megztukas, irgi eis į tą pačią pamoką, nes aš savo pamokose noriu šiek tiek jums ir pateikti ir edukacijos apie patį siūlą, nes man siūlą pasiekti yra paprasčiau, aš matau skirtingas spalvas, aš galiu išsibandyti, kaip sakoma, aš viską turiu vietoj po ranka ir man eksperimentuoti yra daug paprasčiau ir tada jau tos eksperimentus sukramtyti ir jums pateikti savo įžvalgas, kad jūs galbūt
permąstytumėt, pergalvotumėt, galbūt irgi turėjo tokią mintį, bet aš pasakiusi, kad taip nėra labai gerai daryti, jūs persigalvosit, tai taip sakau, ir sutaupant jūsų pinigėlius, ir sutaupant jūsų laiką, nes macheris nėra iš tų siūlų, kuris tinkamas ardyti. Tai vienas iš tų siūlų, kurio aš niekuomet nerekomenduosiu pradedančiosioms arba toms, kurios, pavyzdžiui, mezgat atrodo senai, patirtį turite ilgą, bet pereinate prie mezgimo apvaliai, kur gali tekti ardyti, tai nuo macherio aš nerekomenduoju pradėti. Todėl, kalbant ypač apie macherį, tai noriu padaryti kuo daugiau savo tokių analizių, tai ir šitas megztukas, nes jeigu aš būčiau tiesiog mezgusi, kad pasižiūrėt, kaip siūlai atrodo, tai turbūt taip, būčiau nekvaršinusi savo galvos, nuserdžiusi, mezgusi toliau, būtų buvę paprasčiau tiesiog derinti, aš net gal ir būčiau derinusi, kaip įprastai darau, vieną rankovę būčiau pradėjusi iš vidurio, o kitą rankovę būčiau sumezgus kažkiek, tai liktų iš šio kamaliuko, kitą rankovę pradėčiau iš čia ir jos būtų tokios asimetriškos ir man patinka tokie dalykai. Aš mėgstu tokius dalykus ir daug esu taip mezgusi iš Concept by Katė Kašmina, man atrodo, buvo šie siūlai. Tai aš irgi tai buvau mezgusi, kad viena rankovė nuo vienos pusės prasidėjo, kita rankovė nuo kitos pusės. Bet ten buvo toks ombre dažymas. Aš turiu prie savęs, ten buvo štai toks dažymas. Tai jeigu, tarkim, kažką panašaus planuojate megzti iš, tarkim, Laimės du Nord poemą moher, čia jau yra paprastesnis variantas. Čia iš esmės yra dominuojančios, kaip ir 3 spalvos yra, bet dominuojančios yra 2, tai čia yra tokia garstyčia ir pieno balta, kur pereina balintos kavos tarp jų. Ir perėjimas jis yra labai labai ilgas. Tai jeigu rankovę, tarkim, 2 pirmus sumezgėt irgi kažkurioje vietoje, tai rankovę prisiderinti čia yra labai paprasta. Nes čia yra grinai tas ombre ir jisai toksai ilgas perėjimas iš vienos spalvos į kitą. Tai jeigu šiek tiek kažkur kitur paimsite, tai labai neapsigausite. Tai va, tai grįžtant prie šio, pradėjau antrą. Ir antras, per kamerą aš jums neperteiksiu spalvų iš abiejų šitų, koks šiltas jisai, žinokit. Wow, tuoj jau pagal orą reikia tikėtis, kad tikrai pavasaris ateis taip labai gražiai, tai tuoj tikrai jau bus galima su tokiais megztukais išeiti ir į lauką ir jų neslėpti po striukėmis ar paltais kokiais nors. Tai dabar pats laikas iš tikrųjų jau pasirūpinti, nes norisi tikėti, kad jau tuoj galėsime džiuginti aplinkinius savo grožiais lauke. Tai aš irgi ėmiau šiuos abudu siūlus. Tiesiog ėmiau iš vidurio vieną ir kitą, nieko aš nežiūrėjau, ar spalvos sutampa ar nesutampa. Tai nežinau, ar jums per kamerą, bandysiu iš arčiau šiek tiek pridėti, ar jums per kamerą matosi, kad, nukrito, šis yra mėlynesnis, šis yra žalesnis. Nes čia yra 2 spalvos, žalia ir mėlyna. Tai spalvos identiškai nesutampa, reikėtų tiesiog šiek tiek prasivinioti kažkurį tai iš šitų kamuoliukų, pasižiūrėti ir tuomet spalvos sutaptų. Ir galėtumėt megzti irgi drąsiai, pilnai sutaptų. Bet jūs pasižiūrėkit, kokį rezultatą aš turiu, kai spalvos identiškai nesutampa. Toksai nėra to tokio ryškaus perėjimo, jisai gaunasi irgi toks kaip ombre. Ir žinokit, mane tai labai pradėjo džiuginti po kančių su šiuo megztuku, kai reikėjo galvoti, kaip čia padaryti. Ir dar kančia didžiausia laukia siūlų suslėpti. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pilnai nesutapo, netgi ir nerdžiau tai pamačiusi ir neieškojau, kad sutaptų, nes man tai palengvins mezgimą ir galvos skausmą ir galėsiu mėgautis tik tai procesu. Tai jeigu vis tik ruošiatės rinktis šiuos siūlus, žiūrėkit pagal save. Jeigu vis tik jūsų noras yra, kad pilnai sutaptų, žiūrėkit, gali būti, kad sutaps, nes tiesiog bus identiškai nukirpta, nes
turi suprasti, tai yra mechaninis vyniojimas, ne rankom vyniojama yra, tai yra mechaninis vyniojimas ir kad neidentiškai vienodai sutampa sustojimas ir spalvų išsidėstymas, tai yra normalu. Tiesiog gamintojas iš esmės maksimaliai vienodai suvyniojo, kad būtų galima megzti iš 2 gijų ir gauti tą tokį visiškai sinchronišką gražų perėjimą, kad nebūtų to tokio labiau tokio ombre. Bet jeigu ir kažkiek tai koks metras ar 2 nesutampa, tai tuomet taip reikėtų šiek tiek atsivynioti ir pabandyti sutapatinti ir tuomet megzti, kaip kad aš mezgiau, visiškai identiškai vienodom juostom. Bet tuomet rankovių vietoje tai arba tuomet nuimkite tą tamsiausią spalvą priklausomai, kaip jūs baigtumėt, matot, jeigu čia būtų mano klasikinis reglanas, jis būtų pasibaigęs ženkliai anksčiau, tai būtų vėlgi čia kitaip viskas ir gal būtų irgi netgi paprasčiau viską dėlioti, bet mintis šio reglamino yra pačio modelio buvo visai kita. Mezgiau iš šitų siūlų, nes aš juos pati norėjau išsibandyti ir būtent aš juos ir paėmiau, kad ta proga pagaliau būtų, bet čia jo mezgimas buvo į tai orientuotas, kad bus ruošiama pamoka. Ir pamoka stengsiuosi irgi, kad būtų maksimaliai edukacinė, kalbant ir apie macherį, bet čia bus atskirai pamokoj, mano įžvalgos iš esmės mezgant, patarimai jums, rekomendacijos ir panašiai. Tik tai aš jau pamokos metu, tai tikėtina, kad megsiu tai iš Lana Grossa. Čia yra Cotton Hair, čia pernai metų yra kolekcijos, čia pernai metų yra naujiena. Man irgi bus įdomu, čia iš 2 aš siūlų megsiu, tai bus irgi įdomu, kaip jie dėliosis mezgant iš 2 siūlų. Čia yra medvilnė su macheriu, toks įdomesnis iš tikrųjų variantas, kalbant apie sudėtį, tai ypač irgi labai geras variantas ateinančiam pavasariui. Macheris duos šilumos, duos pūkelio, o medvilnė tą tokį palaikys balansą, kad tikrai nebūtų jisai labai jau jums per šiltas ir komfortiškai jūs jaustumėtės. Tai va, ir čia yra 50 gramų, 450 metrų, irgi man patinka tom, kad yra 50 gramų kamuoliukas. Megsiu irgi iš 2 siūlų. Dėl virbalų dydžio, nežinau, pažiūrėsiu, dar čia bus atskirai, dar reikės pačiai prasibandyti, bet dabar grinai vyksta tas toksai pasirašymas tai pamokai, žiūriu, bandausi, bet mezgama bus būtent iš šių siūlų. Tai sąmoningai dabar 2 prasimezgu iš Riko, su tam tikrais skirtumais tarp mezginių, bet tam, kad turėčiau ką jums papasakoti ir pasakyti, nes apie savo tą sumanymą, kuris bus parodytas toje pamokoje. Tai va, tai turbūt gal pakalbėjau iš esmės apie viską, ką norėjau pasakyti apie šį megztuką, dėl to ir tiesiog nusprendžiau padaryti atskirą tokį video informacinį, kuris būtų grinai apie šios siūlus, apie mano įžvalgas, nes nesitikėjau, kad tiek daug šis megztukas sulauks jūsų dėmesio. Panašu, kad macherio gerbėjų yra labai daug, tai labai smagu, aš pati jį mėgstu, kartais būna, kad padedu ir ilgainiui mezgu tiesiog iš visų kitų siūlų, bet kai tik prie jo grįžtu, viskas čia kaip manija kažkokia, tai tiesiog sunku sustoti, norisi dar. Ir beje, kitą savaitę atvažiuoja dar vieno gamintojo macheris, kurį būtinai bandysiu su Riko blizgučiais. Tam ir ėmiau, bet čia bus atskiras video, jį atskirai darysiu kitą savaitę, tai turbūt gal kokį antradienį. Tai juos irgi bandysiu ir turbūt modelis bus lygiai identiškai toks pats kaip ir šis. Tiesiog čia yra tam tikra tokia mintis, būtent apie šį modelį, apie pamoką, nesinori tų tokių pavienių mezginių, norisi šiek tiek gal ranką tą įgūdį rankos skaičiavimuose padaryti, nes kai savo pati tiesiog mezgu, skaičiavimo aš praktiškai niekada nedarau. Iš esmės niekada nedarau. Tai va, tai kadangi dabar tokiam intensyvume filmuojant jums pamokas, kadangi reikia pereiti prie skaičiavimų, tai darbas yra šiek tiek kitoks, negu kad mezgi tiesiog tik tai savo.
tai jau yra visiškai kitas ir papildomas darbas. Tai va, ir ne tik tai, tai yra tiesiog norisi ne tik jum pateikti tuos sausus skaičiavimus ir jau kaip jum ten gausis, taip gausis, bet norisi jums papildomai ir pateikti informacijos, kad jūs susidurtumėt su kuo mažiau klaidų, kurios tikrai pakankamai dažnai yra kartojamos. Tai va. Tai turbūt tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Būtinai pasirodysiu su šiuo megztuku jau kai išsiskalbsiu. Bus turbūt dar naujesni potyriai. Pasižiūrėt, kaip siūlas po skalbimo susigulėjo, kokie pokyčiai įvyko, nes po skalbimo tik tai tie siūlai savo grožį mums parodo. Tai tikrai dar bus apie ką pakalbėti. O jūs kviečiu sekti mane YouTube kanale. Jeigu pirmą kartą užsukote ir pamatėte šį video, bet nesekate Patria siūlų, tai prašau paspauskite mygtuką, kad prenumeruoti. Taip pat būčiau dėkinga už jūsų paspaustus nykščius. Taip suprasiu, kad mano video yra jums naudingi, reikalingi ir vertinami. Jeigu turite man kažkokių klausimų, rašykite, komentuokite po šiuo video, po kitais video ir tikrai aš jums atsakysiu. Taipogi kviečiu į elektroninę Patria siūlų parduotuvę. Joje rasite mezgimo siūlus ir mezgimo priemonės. Aš pati visus savo mezginius mezgu tik tai iš savo turimų elektroninėje parduotuvėje siūlų. Aš juos tikrai stengiuosi kruopščiai atrinkti, kad būtų įdomios sudėtys, įdomios spalvos, nes pati žaviuosi tais tokiais išskirtiniais dalykais, norisi vis kažką tai naujo pabandyti, tai todėl stengiuosi vis kažkiek tai kažkokių naujesnių dalykų atvežti, kad galėtumėte išsibandyti ir jūs. Taip pat kviečiu mane sekti ir Facebook'e bei Instagram'e, lygiai tuo pačiu pavadinimu Patria siūlai. Tai ačiū, kad būnate kartu su manimi ir